Išvykimas į laukinę gamtą visada kelia tam tikrą riziką, net ir tiems, kurie turi patirties gamtoje. Kai kas nors dingsta vienoje iš šių tokių vietovių, bandymas juos surasti dažnai būna nemažiau pavojingas. 10 vieta. Dveinas Meilsas buvo paskelbtas dingusiu, kai negrįžo namo po vienišo žygio Olimpinėme nacionaliniame parke. Paieškos prasidėjo nedelsiant, tačiau praėjus daugiau nei 4 metams jis vis dar laikomas dingusiu. Dveinas buvo aistringas gamtos mylėtojas, kuris daug laiko praleisdavo laukinėje gamtoje, aplink savo namus Forkse, Vašingtono valstijoje. Jis rašė vietiniam laikraščiui, dalindamasi savo nuotykiais gamtoje ir patirtimi nacionalinėme parke. Taip pat jis mokė vaikus Royal Rangers programoje, kaip saugiai orientuotis laukinėje gamtoje. Dveinui buvo 78 metai, kai jis dingo, tačiau jis vis dar buvo aktyvus. Jis dažnai eidavo žygiuoti į Graves Creek apylinkes, Olimpinėme nacionalinėme parke, nukrypdamas nuo takų, ieškodamas numestų vapytų ragų. 2021 m. spalio 19 turėjo būti dar viena žygio diena, tačiau šį kartą jis iš laukinės gamtos nebegrįžo. Spalio 23 dieną buvo pranešta, kad jis vėluoja grįžti ir draugai, šeima bei gelbėtojai pradėjo paiešką. Netrukus Dveino automobilis buvo rastas Graves Creek stovyklavietėje. Dėžė tai nesuteikė jokių užuominų, kurios būtų padėjusios tyrėjams susiaurinti, kur tiksliai Dveinas galėjo ketinti eiti. Jis nepaliko jokio raštelio ar tikslių planų draugams. Paieškos komandos susitelkė į teritoriją aplink Linauto ežerą, o per kelias dienas nuo paieškos pradžios prisijungė paieškos šunys ir JAV pakrančio apsaugos orlaiviai. Kai nieko nerado, paieškos komandos dar kartą perėjo jau ištirtas vietas. Nelygus reljefas ir tanki augmenija leido lengvai nepastebėti ko nors, kas galėjo gulėti ant žemės. Maždaug po savaitės paieškos komandos rado tai, ką jų manymu galėjo būti užuomina. Paieškos zonoje buvo aptikta, kaip apibūdinta, palyginti neseniai atidaryta sardinių skardinė. Jei maistas būtų priklausęs Dveinui, tai būtų padėjęs susiaurinti paieškos vietą. Komandos kitą dieną grįžo į tą pačią vietą, tačiau nieko naujo nerado ir taip ir nebuvo nustatyta, ar skardinė turėjo ką nors bendro su dingusiu vyru. Po savaitės paieškų oficiali paieška buvo sumažinta, o pranešimai apie tyrimą nutrūko. Dveinas vis dar laikomas dingusiu asmeniu. Dingimo metu jis buvo 5 pėdų 9 colių ūgio ir svėrė 185 svarus. Paskutinį kartą jis buvo matytas vilkintis juodas lietaus kelnes ir maskuojančią striukę. Bet kuris turintis informacijos gali susisiekti su nacionalinio parko tarnyba telefonu 888 65 30 009. Numeris baigėsi 9. Juan Chongtan kartu su žygių draugais išvyko į Kings Canyon nacionalinį parką, ketindamas užkopti į Split kalną. Prie viršukalnės papėdės jis atsiskyrė nuo likusios grupės ir dingo laukinėje gamtoje. Ten paskutinį kartą buvo matytas 2022 m. rugpjūčio 21 d. tarp 15 ir 16 valandos. Netoli ribos tarp Kings Canyon nacionalinio parko ir Injo nacionalinio miško. Jis buvo išėjęs žygiuoti su 2 kitais žmonėmis, o jų maršrutas buvo apibūdintas kaip sudėtingas. Jiems einant, Tan sustojo kalno papėdėje ir parodė, kad jis nebeis toliau. Jis pamojavo savo draugams, kad šie tęstų žygį į kalną, tačiau jie niekada neaptarė, kaip ir kada grupė vėl susitiks. Kiti du tęsė žygį į Split kalną. Didžiojo kelionės dalį jie galėjo matyti Tan, sėdintį apačioje. Tada vienas iš žygeivių pastebėjo, kaip Tan atsistojo ir pradėjo eiti Tinimaha upelio baseino link. Jo daugiau niekas nebematė. Likusi žygeivių grupė pasiekė viršūnę ir pradėjo grįžti atgal. Jiems išeinant iš miško, Tan pėdsakų nebuvo. Iš pradžių jie tikėjosi, kad Tan galėjo tiesiog išvykti anksčiau, jų nelaukdamas. Tačiau pasiekę Raudonąjį ežerą, kur Tan buvo palikęs savo įrangos slėptuvę, jie pastebėjo, kad slėptuvė liko nepaliesta. Buvo mažai tikėtina, kad Tan būtų palikęs savo įrangą. Atrodo, kad ten apskritai nebuvo tiek toli nuėjęs. Grupė išėjus iš parko, jie pranešė valdžios institucijoms apie Tano dingimą ir buvo pradėta plataus masto paieška. Buvo pasitelkti skrydžiai su infraraudonųjų spindulių įranga, kinologų paieškos komandos ir bepiločiai orlaiviai. Visa tai buvo naudojama bandant rasti bent kokį dingusio Tano pėdsaką. Takai buvo uždaryti, o visi, kurie buvo toje vietoje, kur paskutinį kartą matytas Tanas, buvo apklausti. Vietnamiečių žygeivių bendruomenės nariai prisijungė prie paieškos, tačiau jokių užuominų nebuvo rasta. Paieškos ir gelbėjimo komandos paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti, su kokiu sudėtingu reljefu joms teko susidurti. Uolėtos uolos gali būti pavojingos, o kai kuriuose vietose žemė po kojomis buvo nestabili. Viena tikėtina teorija yra ta, kad Tan galėjo netyčia žengti ne taip, arba uolos, ant kurių jis stovėjo, galėjo pasislinkti ir jis įkrito į vieną iš daugelio gilių plyšių aplink Split kalną. Jis iki šiol laikomas dingusiu. Tan apibūdinamas kaip 5 pėdų, 2 colių ūgio sveriantis 145 svarus, žilais plaukais ir rudomis akimis.
Paskutinį kartą jis buvo matytas su raudona kuprine, mėlynais žygio marškiniais ir pilka kepure. Bet kuris turintis informacijos gali susisiekti su NPS tyrimų tarnyba telefonu 888 65 30 009. 8 vieta. Tanya Yermakov buvo paskutinį kartą matyta atostogaudama su šeima Savannah Portage valstybinėme parke. Ji dingo iš akių vos kelioms minutėms, kol jos tėvai pradėjo jos ieškoti. Tačiau per tą laiką ji atrodo pradingo be pėdsakų. Tanya paskutinį kartą buvo matyta 2024 m. rugsėjo 4 d. Jai buvo 23 metai. Ji turėjo autizmą ir pirmojo tipo diabetą, kurį prižiūrėjo jos tėvai. Pasak jos šeimos, ji kasdien susidurdavo su daug iššūkių, tačiau laiką leisdavo gamtoje. Dingimo dieną šeima nuomojasi namelėje tokioje parko vietoje, netoli Savanos ežero. Planas buvo išplaukti į vandenį mažytę valtimi, tačiau Tanya pasakė tėvams, kad nenori lipti į valtį. Kodėl ji nenorėjo lipti į valtį, nebuvo paviešinta, tačiau jos šeima nusileido ir leido jai pasilikti. Tanya sėdėjo prieplaukoje savo mėgstamoje kėdėje ir stebėjo, kaip jos tėvai ir brolis irkluoja nuo kranto. Valtis nebuvo labai nutolusi nuo prieplaukos ir jos tėvai galėjo matyti, kai Tanya pradėjo elgtis keistai. Ji 2 kartus pažvelgė per petį tą pačią kryptimį, tada ji atsistojo ir dar kartą atsigręžė, prieš vėl atsisėsdama. Po to Tanya 2 kartą atsistojo ir nubėgo link namelio. Jos tėvai iš karto suprato, kad kažkas negerai ir irklavo į krantą. Praėjo tik kelios minutės, tačiau to pakako, kad Tanya pradingtų. Kai šeima atvyko į namelį, Tanios ten nebuvo ir nebuvo jokių užuominų, kas galėjo nutikti. Jie sėdo į automobilius ir pradėjo ieškoti palei kelius, kuriais lankytojai atvyksta į parką prieš paskambindami policijai. Paieška prasidėjo nedelsiant. Tyrėjai naudojo dronus ir povandeninę paieškos įrangą, kad išsiaiškintų šios paslapties esmę. Dronų užfiksuota medžiaga buvo perduota kompiuteriams analizuoti, ieškant ryškiai margintų marškinėlių, kuriuos Tanya vilkėjo dingimo metu. Buvo susisiekta su visais parko lankytojais, o vaizdo stebėjimo kamerų įrašai iš vienintelio pravažiuojamo kelio į parką ir iš jo buvo išanalizuoti. Policija teigia neturinti pagrindo manyti, kad dingimas yra kas nors kita, išskyrus dingusio asmens atvejį. Tanya vis dar dingusi, tačiau dėl jos sveikatos būklės jos išgyvenimo tikimybė buvo menka. Bet kuris asmuo turintis informacijos apie šią bylą gali susisiekti su Aitkino apygardos šerifo biuru telefonu 218 740 numeris 7. Matthew Aldridge'as kopė su draugais, kai lėtas tempas privertė juos apsisukti. Matthew tęsė, bet jam niekada nepavyko nusileisti nuo kalno. Apie Matthew dingimą buvo pranešta gruodžio 13 2025 m. vidurdienį, praėjus vos keliams valandoms po to, kai jį paskutinį kartą matė jo žygiavimo draugai. 3 draugai bandė pasiekti Hudo kalno, aukščiausio kalno Oregone, viršūnę. Matthew visą gyvenimą buvo aistringas gamtos mylėtojas ir anksčiau buvo pasiekęs Hudo kalno viršūnę 5 ar 6 kartus. Tačiau šį kartą dėl prastų oro sąlygų ir lėtos pažangos atrodė mažai tikėtina, kad grupiai pavyks pasiekti viršūnę ir grįžti laiku. Matthews draugai nusprendė apsisukti, o jis nusprendė tęsti vienas. Jis nusprendė, kad būtų geriau leistis nuo kalno kitų maršrutų ir paskambino savo motinai, prašydamas jos atvažiuoti jo pasiimti, nes jis nebus arti savo automobilio. Apie 8:15 ryto jį gavo dar vieną žinutę. Jis parašė, kad eina sudėtingu reljefu, bet viskas gerai ir jis yra saugus. Kai jį negavo daugiau žinių iš jo, jie nuvažiavo prie Hudo kalno ir rado jau prasidėjusią paieškos operaciją. Paieškos ir gelbėjimo komandos naudojo orlaivius ir antžeminės komandas, kad išsiaiškintų šios paslapties esmę, apžiūrėdamas teritoriją aplink maršrutą, kurio Matthew būtų leidęsis nuo kalno. Jie taip pat turėjo dar vieną technologiją, kuri galėjo padėti paieškai. Mobiliojo telefono kriminalistika padėjo atsekti Matthew kelionę. Nuotraukos, kurias jis buvo išsiuntęs draugams, patvirtino, kad jis pasiekė Hudo kalno viršūnę, tačiau akivaizdu, kad kažkas nutiko leidžiantis žemyn. Mobiliojo telefono kriminalistika rodė, kad Matthew patyrė kritimą kažkur netoli Pygrevilio Keteros, vietovėje virš 8400 pėdų aukštyje. Tačiau paieškos tame regione neatskleidė jokių nuvojų užuominų. Paieškas teko nutraukti dėl tamsos ir nesaugių sąlygų, tačiau jos buvo atnaujintos kitomis dienomis. Dėžę nieko nepavyko rasti ir komandos paliko kalną tuščiomis rankomis. Praėjus 6 mėnesiams Matthew vis dar nerastas. Tačiau vasaros mėnesiais, kai vis daugiau turistų lankosi kalne, yra vilties, kad tai greitai pasikeis. 6 numeris. Sivakas Simonianas buvo vos 21 metų, kai jį paskutinį kartą matė. Praėjo daugiau nei 11 metų nuo jo dingimo, tačiau jo šeima vis dar nepriartėjo prie atsakymų. Sivakas buvo aistringas žygeivis, gyvenęs Belarus naujajame Pietų Velse. Jam patiko žygiuoti ir leisti laiką gamtoje. Šeimai ir draugams nebuvo neįprasta kelias dienas jo nematyti ar nesulaukti iš jo jokių žinių. Tačiau kai Sivakas nepasirodė savo darbe kaip pristatymo vairuotojas, draugai suprato, kad kažkas negerai.
Jis buvo paskelbtas dingusiu 2014 m. spalio 23 d., praėjus 3 dienoms po to, kai jis buvo paskutinį kartą matytas. Jo šeima nedelsdama pradėjo tikrinti takus ir laukinės vietovės, kuriuose jis dažnai lankydavosi. Draugas pranešė jo šeimai, kad Sivakas kalbėjo apie ketinimą aplankyti Mėlynuosius kalnus, todėl jie sutelkė paieškas tame regione. Kanangros Boido nacionalinis parkas yra vienas iš kelių nacionalinių parkų šiame regione ir tas, su kuriuo Sivakas nebuvo labai gerai susipažinęs. Tačiau būtent į šį parką Sivako draugas juos nukreipė. Jie nuvažiavo 27 km žvyruotų keliu, kur rado paliktą Sivako automobilį. Automobilyje vis dar buvo daug jo asmeninių daiktų, įskaitant avalynę, kurią jis vadino savo gyvačių batais. Pasak jo šeimos, buvo neįprasta, kad jis eitų pasivaikščioti po krūmynus be jų. Dabar Sivako paieškos sutelktos į teritoriją aplink vietą, kur buvo rastas jo automobilis. Buvo neįmanoma tiksliai žinoti, kur Sivakas įėjo į parką, nors atrodė tikėtina, kad jo automobilis ten stovėjo nuo spalio 21-osios. Atsižvelgiant į tai, kiek laiko buvo praėję, buvo neįmanoma susiaurinti paieškos teritorijos pagal tai, kiek toli Sivakas galėjo nueiti nuo savo automobilio. Jis buvo fiziškai stiprus, o oras buvo pakankamai švelnus, kad jis galėjo vis dar judėti, jei nebūtų patyręs kokias nors nelaimės. Paieška buvo sutelkta į vandens telkinius ir aukštumas, vietas, į kurias Sivakas greičiausiai būtų nuėjęs, jei vis dar būtų gyvas. Buvo pasitelkti sraigtasparniai, kad būtų galima apžvelgti teritoriją iš oro, tačiau tankus krūmynai paiešką tik dar labiau apsunkino. Po 16 dienų intensyvių paieškų, kurios buvo didžiausios kada nors vykdytos Kanangro nacionalinėme parke, paieška buvo nutraukta. Sivakas nebuvo rastas, nors koronerio ataskaitoje teigiama, kad tikėtina, jog jis jau nebegyvas. Jo šeima vis dar puoselėja viltį, kad vieną dieną gaus atsakymus į šią paslaptį. 5. vieta. Midjamos Kleitonas Milleris paskutinį kartą bendravo su artimaisiais 2026 m. kovo 2 d. Jo dingimo byloje paskelbta nedaug detalių, tačiau neseniai paskelbtas prašymas suteikti informacijos galbūt pagaliau atneš atsakymų. Paskutinis žinomas Viljamo kontaktas buvo su jo atskirai gyvenančia žmona. Pora buvo išsiskyrusi praėjusią vasarą, o pasak jo žmonos jis kentėjo nuo streso ir kitų psichikos sveikatos problemų. Praėjo 2 savaitės be jokio kontakto, kol Viljamo sesuo pranešė apie jo dingimą. Jo namuose San Diege atlikta paieška davė keletą užuominų. Jo automobilio nebuvo, tačiau pasak jo žmonos, niekas nerodė, kad jis ketintų išvykti iš šalies ar gyventi atsiskyręs nuo visuomenės. Viljamo byla buvo priskirta prie savanoriško suaugusiojo dingimo. Suaugusieji turi teisę dingti, jei to pageidauja, ir Viljamo byloje nebuvo nieko, kas rodytų, jog jis buvo ypač pažeidžiamas. Jis neturėjo žinomų sveikatos problemų ir nepriklausė nuo jokių vaistų. Nepaisant to, buvo pradėta paieška. Vienas galimas užuomina buvo atskleista peržiūrėjus Viljamso telefono įrašus. Įrašai rodė, kad kovo 3 dieną po paskutinės žinutės savo žmonai, su kuria buvo išsiskyręs, Viljamsas buvo paskambinęs. Kam tiksliai buvo skambinta, viešai neatskleista. Tam tikrų vietų Viljamso automobilis buvo rastas Blue Sky ekologinėme draustinyje Povajuje. Tyrėjų teigimu, jis ten stovėjo kelias savaitės ir buvo tuščias. Birželio pradžioje buvo surinkta paieška aplink Povajaus ežerą. 80 žmonių dalyvavo paieškoje, bandydami rasti bet kokių dingusio vyro pėdsakų. Deja, jokių naujų užuominų neatsirado. Viljamas vis dar dingęs, o policija po nesėkmingos paieškos vėl kreipėsi į visuomenę prašydama informacijos. Viljamas apibūdinamas kaip baltasis vyras, rudomis akimis ir žilais arba baltais plinkančiais plaukais. Jis yra 6 pėdų ūgio ir sveria 210 svarų. Jis paprastai avi New Balance sportbačius ir ant vieno peties turi pitbulio tatuiruotę. Bet kuris asmuo turintis informacijos apie šią bylą gali susisiekti su San Diego sunkių nusikaltimų skyriumi telefonu 85 82 85 630. 4. vieta. Juan Kill Kim 2025 metais maždaug 30 kartų lankėsi Graus kalno viršūnės takais. Tačiau po dienos kelionės lapkritį jis niekada nebegrįžo. Kimų šeima pranešė apie dingusį artimąjį, kai šis lapkričio 16 2025 metų vakarą negrįžo į savo namus Suryje. Ta rytą jis išėjo iš namų ketindamas žygiuoti Graus kalno Dam, Little Goat Alpine taku, kurio buvo ėjęs daugybę kartų anksčiau. Nors dingimo metu jam buvo 84 metai, šeima nesijaudino dėl jo vienišo žygio ir tikėjosi, kad jis kaip įprasta grįš namo tą patį vakarą. Po to, kai Kim buvo pranešta kaip dingęs, policijai netruko patvirtinti, kad jis iš tikrųjų buvo užkopęs į kalną. Vaizdo stebėjimo kamerų įrašai parodė jį einantį Graus taku maždaug 11:00 val. Ryto jo dingimo dieną. Maždaug 12:20 val. Takelio kamera užfiksavo jį einantį vieną. Nuotraukose neatrodė nieko neįprasto, tačiau jos suteikė paieškos komandoms pradinės vietas tyrimui pradėti. Paieškos ir gelbėjimo komandos pradėjo darbą kitą dieną po to, kai buvo pranešta apie Kimo dingimą. Žemės komandos pradėjo eiti takais, kur Kim buvo paskutinį kartą matytas. Jie ieškojo bet kokių dingusio vyro pėdsakų arba neįprastai atrodančių akmenų ir augalijos,
kurie galėjo rodyti paslydimą ar nukritimą. Kai Kimo pėdsakų nerasta, jie vėl perėjo tą patį kelią, ieškodami 10 pėdų nuo tako abiejose pusėse. Į paieškos vietas taip pat buvo atgabenti specialūs dronai. Dronai ieškojo šilumos pėdsakų ir buvo puikiai pritaikyti apžiūrėti uolų papėdes bei manevruoti siaurose vietose. Visa tai labai naudinga ieškant miškingoje vietovėje, kur dingo Kimas. Tačiau, kaip ir antžeminės komandos, paieškos nedavė jokių rezultatų. Taip pat buvo panaudotas naujas įrenginys, vadinamas Life Seeker. Jis siunčia signalą, kad surastų mobiliuosius telefonus, kurie atsidūrė už ryšio bokštų veikimo zonos. Kimas tuo metu, kai dingo, su savimi turėjo telefoną, tačiau įrašai rodė, kad jis nebuvo įjungtas nuo šeštadienio prieš jo dingimą. Life Seeker įrenginys gali būti naudingas tik tada, kai telefonas yra įjungtas. Neradus jokių Kimo pėdsakų ar užuominų, kas jam galėjo nutikti. Paieškos ir gelbėjimo komandoms teko nutraukti paiešką. Kimo šeimai liko tik teorija, kad jų artimasis pateko į bėdą eidamas takais, kuriais jis buvo vaikščiojęs daugybę kartų anksčiau. Ir jokių kitų atsakymų jie negavo. Kimas apibūdinamas kaip korėjietis 5 pėdų 5 colių ūgio ir sveriantis 140 svarų. Paskutinį kartą jis buvo matytas vilkintis pilkus ir juodus drabužius bei mūvintis violetinės pirštinės. Bet kuris turintis informacijos gali susisiekti su Sario policija telefonu 604 59 90 502, nurodydamas bylos numerį 2025 634 77, numeris 3. Sraigtasparnio pilotas, skridęs virš Aliaskos Denalio parko, pastebėjo kažką keisto, kai reagavo į lėktuvo avariją. Atrodyto apleista stovykla buvo laukinėje gamtoje, netoli neįvardyto kalno viršūnės, už daugelio mylių nuo bet kokių oficialių stovyklų ar rangerių stoties. Kitą dieną tyrimas atskleidė, kad parke kažkas dingo. Praėjus daugiau nei 20 metų, tas žmogus vis dar nerastas. Richardas Haspelis įžengė į Denalio parką 2005 m. Liepos 10 d. Jis buvo fiziškai stiprus ir mėgo eiti įtemptus pasivaikščiojimus bei važinėti dviračiu, o tai padėdavo jam susidoroti su psichikos sveikatos sutrikimu. Jis išvyko į nacionalinį parką niekam nepranešęs, netgi savo broliui, kuris gyveno tame pačiame daugiabutyje kaip ir jis. Pasak parko darbuotojų, Richardas savo registracijos formoje nurodė, kad iš parko išvyks iki Liepos 18 dienos. Parko lankytojai neprivalo pranešti darbuotojams, kada jie išvyksta, todėl niekas nepastebėjo, kad Richardas taip ir neišėjo iš parko. Tik rugpjūčio pradžioje buvo pastebėta jo stovykla ir žmonės suprato, kad kažkas negerai. Parko darbuotojai nuvyko apžiūrėti vietos ir rado visus Richardo daiktus paliktus. Tarp jų buvo ir jo meškų konteineris, kuriame vis dar buvo šiek tiek maisto bei dienoraštis. Paskutinis įrašas dienoraštyje buvo datuotas Liepos 17 diena prieš tai, kai jis turėjo išvykti iš parko. Buvo pradėta paieška ir Richardo šeima buvo informuota apie jo dingimą. Jo brolis paskutinį kartą su juo kalbėjosi Liepos 4, maždaug savaitę prieš jam atvykstant į parką. Richardas dažnai būdavo užsidaręs savyje, todėl jiems būdavo įprasta kurį laiką nesikalbėti, tad jo brolis net nesuprato, kad jis dingo. Tačiau sužinojęs, kur dingo Richardas, jis sunerimo. Jis nerimavo, kad Richardą galėjo ištikti paranojos epizodas, dėl kurio jis nusprendė pasitraukti nuo visuomenės. Richardo butas buvo apibūdintas kaip tvarkingas ir švarus, kaip visada, tačiau buvo akivaizdu, kad ten niekas nesilankė jau kelias savaitės. Paieškos parke metu buvo rasta keletas daiktų, rodančių žmogaus buvimą, įskaitant vienkartinį fotoaparatą ir batų pėdsakus, tačiau ne vienas iš jų nebuvo patvirtintas kaip susijęs su Richardu. Po kelių dienų nuolatinių paieškų pastangos turėjo būti sumažintos. Kitas dėmesys buvo sutelktas į namelių paiešką parke ir aplink jį, tikintis, kad Richardas galėjo ten prisiglausti. Deja, jokių jo pėdsakų nerasta. Richardas vis dar laikomas dingusiu be žinios. Jis apibūdinamas kaip 6 pėdų ūgio ir sveriantis 195 svarus. Visi, turintys informacijos, gali susisiekti su nacionalinio parko tarnyba telefonu 907 683 9555. Antra. Nedaug dingusių žmonių gali taip greitai pranešti savo šeimoms apie bėdą, kaip dingęs žygeivis Thomas Dohertys. Deja, tai nepadėjo jo artimiesiems pargabenti jo namo. Thomas Dohertys buvo 67 metų britas, kuris žygiavo Prancūzijos Pirėnuose, kai 2024 m. rugpjūčio 6 d. dingo be pėdsakų. Tomo šeima jį apibūdino kaip didelį vaikščiojimo mėgėją, todėl jie nesijaudino, kai jis išvyko vienas stovyklauti ir žygiuoti kalnuose. Jis palaikė ryšį su šeima per WhatsApp, siųsdamas jiems nuotraukas ir naujienas iš savo kelionės. Tomo įprasta rutina buvo nuvažiuoti į kokią nors vietą ir kelias valandas pasivaikščioti, o tada grįžti prie savo automobilio prie stovyklavietės. Tačiau rugpjūčio 6 jie gavo visiškai kitokią žinutę. Paskutinėje nuotraukoje, kurią jie gavo, buvo matyti debesis, beveik primenantis rūką, slenkantį per kalną. Jo šeima ragino jį būti atsargų, nerimaudami, kad jis gali pakliūti į bėdą sudėtingomis oro sąlygomis. Po kelių valandų jis išsiuntė žinutę: "Padėkite, aš nukritau ir negaliu pajudėti." Jo šeima iš karto bandė jam paskambinti, kad sužinotų, kas vyksta, bet jiems nepavyko prisiskambinti. Tomas neatsakė į ne vieną jų žinutę,
o jo telefonas daugiau nebuvo naudojamas. Netrukus apie tai buvo pranešta Jungtinės karalystės valdžios institucijoms, o jos savo ruožtu informavo policiją Prancūzijoje. Paieška prasidėjo nedelsiant, o geriausios užuominos, bandant atsekti Tomo judėjimą, buvo jo nuotraukos. Nuotraukos iš kelionės buvo dalijamos internete ir alpinistų forumuose. Paskutinė jo nuotrauka buvo padaryta Aitang Dukant vietovėje, tačiau buvo pasidalinta ir kitomis nuotraukomis, tikintis nustatyti, kuria kryptimi jis galėjo keliauti. Policija greitai surado jo automobilį netoli Caldes Company, o į vietą buvo atvesti pėdsekiai šunys, kad padėtų surasti dingusį žygeivį. Jie kurį laiką sekė pėdsakais, tačiau nepavyko rasti jokių jo pėdsakų. Be šunų taip pat buvo pasitelkti sraigtasparniai ir dronai, tačiau blogios oro sąlygos kalnuose apsunkino matomumą. Paieškos ir gelbėjimo komandos ant žemės turėjo daugiau galimybių ką nors rasti, tačiau jos taip pat nerado jokių užuominų. Po 5 dienų oficiali paieška buvo nutraukta, tačiau savanorių paieškos grupės toliau tęsė pastangas. Spalio mėnesį pateiktoje ataskaitoje buvo aprašytos kelios vietos asociacijos, kurios reguliariai vykdavo ieškoti atsakymų Doherty šeimai. Buvo naudojama WhatsApp grupė, kuri reguliariai buvo papildoma naujomis užuominomis, kurias reikėjo patikrinti. Deja, jau seniai nėra jokių naujienų. Ir šiuo metu Tomasas jau beveik 2 metus yra dingęs. Numeris 1. Monika Reza dingo paslaptingomis aplinkybėmis, kai žygiavo su draugais Andželeso nacionaliniame miške. Buvo rasta nedaug užuominų galinčių paaiškinti jos dingimą, kuris 2026 metų pradžioje sulaukė nacionalinio dėmesio. Monika buvo sėkminga medžiagų mokslininkė, glaudžiai susijusi su NASA reaktyvinio judėjimo laboratorija. Ji buvo sukūrusi unikalų superlydinį, pavadintą Mondaloj, kuris buvo naudojamas raketų varikliuose. Jos darbas jie suvedė su oro pajėgomis, kurios padėjo padidinti gamybą ir nagrinėti įvairius apdirbimo metodus. Kai Monika dingo, 2025 m. birželį ji vis dar dirbo NASA reaktyvinio judėjimo laboratorijos medžiagų apdirbimo direktorė, tačiau buvo pasiėmusi laisvo laiko, kad galėtų padėti prižiūrėti artimai. Per tą laiką ji daugiau dėmesio skyrė jogai, veiklai, kuri ją domino jau daugelį metų. Ji priklausė jogos grupiai ir artimai susibičiuliavo su kitais grupės nariais. 2025 m. birželio 22 d. Monika išėjo žygiuoti su 2 kitais grupės nariais. Paskutinį kartą ji buvo matyta einanti Angeles Crest greitkeliu apie 9 val. 10 min. ryto. Žygio tikslas buvo pasiekti Watermano kalno viršūnę. Pasak žmonių, su kuriais jis žygiavo, viena iš jos draugių nusprendė sustoti, nes kopimas buvo per sunkus. Monika ir jos draugai tęsė žygį iki viršūnės, kur buvo padarytos nuotraukos. Vienoje iš nuotraukų Monika laiko iškeltą ženklą ir šypsosi į kamerą. 2 žygeiviai tada pradėjo leistis atgal nuo kalno. Tikslios nusileidimo aplinkybės yra ginčytinos. Kai kuriuose ataskaitose teigiama, kad jie bėgavo ar lengvai bėgo, tačiau Monikos šeima tai neigia. Jie mano, kad Monika buvo atsargi ir nebūtų rizikavusi. Monikos draugas ėjo priekyje jos ir eidamas link bazės šaukdavo jai atgal. Tam tikrų momentų Monika nustojo atsakinėti. Kai jos draugas atsisuko atgal, Monikos niekur nesimatė. Jos draugas sugrįžo nuo kalno ir pranešė valdžios institucijoms apie jos dingimą. Dronai, K9 padaliniai ir koordinuotos teritorijos paieškos davė mažai užuominų. Vienu metu pėdsekiai šunys sugebėjo užuosti kvapą ir atsekti jį iki tokios vietos, kur paieškos komandos rado kepurę, tačiau kvapas dingo. Jis dingo ir daugiau jokių užuominų nebuvo rasta. Valdžios atstovai atmetė bet kokią gyvūno užpuolimo galimybę, nes nebuvo rasta jokių suplėšytų drabužių, tačiau jokio kito paaiškinimo dėl dingimo taip pat nerasta. Kai kurie teoretikai bandė Monikos dingimą susijęti su kitų mokslininkų, kurie pastaraisiais metais dingo atvejais, tačiau nėra jokių įrodymų, kad jos atvejais būtų susijęs su kitais. Bet kuris asmuo, turintis informacijos apie šią bylą, gali susisiekti su LASD dingusių asmenų skyriumi telefonu 323 89 05 500.